Sveiki žiūrovai. Pakalbėsim šį kartą apie demokratiją Lietuvoje. Kaip demokratinių respublikų užduotas vienas netinkamas klausimas gali pavirsti svarstymu ir net galimybę gauti baudžiamą bylą. Šitas klausimas nuskambėjo Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdyje sausio 24. Nuorodas aš įdėsiu gal 3 net nuorodas įdėsiu, nes buvo svarstymas, buvo per TV3 žinias reportažas ir buvo jau pats svarstymas, kaip bausti ten jį. Tai buvo tarybos nario Ričardo Lekavičio paprastas klausimas, kuris išvirto į tokią situaciją. Atsiųstas iš lygių galimybių kontrolieriaus nurodymas, raštas, rekomendacijos, sunku pasakyti, tai į mokyklas atėjęs, tai dėl translyčių. Tai kada tas raštas yra atėjęs, ar jisai toks atėjęs, nes aš negaliu identifikuoti tiksliai, ar tai yra tikra, ar tai yra netikra. Ir jeigu jūs sakysit, kai jūs žinot apie tokį raštą, tada galbūt ir padiskutuosim smulkiau. O jeigu ne, ir mokyklos nėra gavusios, tai tada tiesiog skaitysim, kad atėjo informacija netiksli. Sveiki visi, tai iš tikrųjų toks raštas yra gautas, aš persiuntęs į mokykloms susipažinimui, tai tiesiog aš tame rašte nematau kažko tai ypatingo, ar ne, mes turim visokiausių atvejų mokyklose, kai tiesiog rekomenduojam atkreipti į vienokią arba kitokią situaciją tam tikrą dėmesį. Tai čia taip pat irgi kviečiama atkreipti dėmesį, jeigu mokyklose tokių asmenų yra. Tai dabar Ričardas paklausė, ar yra atsiųstas raštas ten dėl translyčių neutralios uniformos. Ir švietimo čia tas žmogus atsako, taip, yra atsiųstas toks raštas. Tai dabar jie pabandys diskusiją išvesti. Ričardas toliau klaus. Tai kadangi yra gautas toks raštas, tai čia turbūt dabar išeis diskusija, nes anksčiau, sakykime, su ta LGBT, čia teikiau prieš metus pusantrų, turbūt siūlymą buvo atmestas, neįleistas net taryboje diskutuoti, tai bet šiandien sugrįžu. Tai ir tuo labiau, kaip pirmadienį Amerikos prezidentas aiškiai pasakė, kad bent jau Amerikoje nuo pirmadienio yra tik tai 2 lytys, tai vyriška ir moteriška, ir sugrįžo į realijas, o ne į pasvaičiojimus. Ir man dabar čia iš to raštų kyla keletas klausimų, ką reiškia neutrali uniforma. Tai kaip jinai turėtų atrodyti, aš tai bandėm mes įsivaizduoti namuose, su žmona diskutavom, aš nelabai suprantu, kaip jinai turėtų būti neutrali, tai pusė vyriškos, pusė moteriškos, ar čia eina kalba apie tuos translyčius, kurie šiandien dienai bando apsimesti visokiais žvėriukais ir mes turim į klasėse šiaudų pabarstyti ir silosų atvežti, kad turėtų jie ką pavalgyti. Tai vat norisi tą poziciją savivaldybės išgirsti, apie ką čia kalba, nes tas raštas pakankamai ilgas su nuorodom. Aišku, aš visada siūlyčiau lygių galimybių kontrolieriams, nesinori įžeisti, bet tai sveiku protu yra nesuprantami dalykai. Tai aš noriu žinoti ir aišku, žmonės, kurie suinteresuoti išgirsta mūsų diskusiją, kaip savivaldybė ir mokyklos ruošiasi į tą visą reikalą žiūrėti, nes tai yra nenormalu ir nesuprantama, kas tos yra lyčiai neutralios uniformos, kaip ten turi būti jiems sukurtos sąlygos, tai tie normalūs vaikai ir normaliai mąstantys žmonės jau nebeturės vietos per visokius iškrypimus, nes ten akivaizdūs iškrypimai. Mes visi viešoje erdvėje matom, iki kur tie translyčiai šiandien jau nuėjo. Nes vieni apsimeta šuniukais, kiti stirniukais, treči briedukais, jau net nebe kaip sakyt, tiesiog yra žmonės apgauti, kurie yra vieni moterys lesbietės, vyrai gėjai, juos gamta apgavo, viskas su jais gerai, bet dabar tai mes jau nueinam į absoliučius nukrypimus ten, kurie apsimetam žvėriukais, savo kūną išdarku, kuo tik nori, pamatai nuotraukai, nebesupranti ten žmogus ar kažkas tai. Tai vat noriu poziciją išgirsti savivaldybės, kaip į šitą raštą reaguos mokyklos, savivaldybė ir visa kita. Ačiū.
Tai mano reakcija būtų tokia labai trumpa, sakykime, ar ne, tai ką sako Amerikos prezidentas, tai mums turbūt nėra aktualu, mes turime savo šalies prezidentą, tai vienas momentas, antras momentas, kadangi tokių žmonių yra, tai kiekvienas žmogus turi savo teisės ir pareigas, tai mes taip pat mokykloje turime įvairias programas dėl patyčių ir visų kitų reikalų ir net tai šitos visos nuostatos galioja visiems žmonėms, o ką jūs paminėjote apie LGBT ir translyčiai, tai čia yra trupučiukai skirtingi dalykai ir jeigu mokykloje yra, na, sakykime, toksai žmogus, kuris, na, jaučiasi translyčių, mes taip pat jam turime garantuoti ir ugdymą ir visas kitas paslaugas, kaip ir visiems kitiems Lietuvos Respublikos piliečiams. Tai aš, šito klausimo dalis buvo jau už šitą klausimo buvo jau svarstymas čia šitos dalies ir dabar žiūrėkit, žmogus sveikų mąstymų, kuris mąstų normaliai, jis uždavė tą klausimą, uždavė klausimą ir čia reakcija dabar į tą yra normali dar pakol kas, tas švietimo žmogus yra visai neblogas, tik tai gal aš dėl to prezidentų Ričardas labai gražiai pasakė, kad grįžkim į realybę, nes nuo pirmadienio Trumpas tik tai dvi lytys jau liko tik tai. Tai mūsų tas sako, mes irgi turim prezidentą, nu iš tikrųjų gal ir turim, bet išgarsėjęs prezidentas mūsų tai išgarsėjęs visam pasaulyje, jis šneka su 100 metų prieš tai mirusių žmogum, su Leninu net pakalbėjau. Nu čia tai tikrai turim unikalų žmogų. Nu ir dabar prasidės tokia kaip į diskusiją. Nu ta diskusija, va čia verta dabar tą diskusiją paklausyti. Bandom. Pasakyti, kad tokios diskusijos tegul būna namie su savo vaikais. Aš neskaičiau to rašto ir... Va, sako, tokios diskusijos turi būti apie translyčius tuos namie su savo vaikais. Negalima diskutuoti viešai, nes čia prie rusų, kažkaip nedaugiau galima buvo diskutuoti, o dabar atėjom į tokią demokratiją, kur viešai negalima, čia tokia diskusija negalima. Ir sako, aš to raštų neskaičiau. Ir nesiruošiu skaityti, nes aš įtariu, kad jis yra apie tai, kad mokykloje būtų pagarba kiekvienam, kad nebūtų... Sako, ir nesiruošiu skaityti, ir aš įtariu, kad pagarba turbūt. Nu, gerai, kad įtarėt. Ir tas švietimų žmogus sako, taip, aš irgi už tai, kad būtų pagarba ir kad būtų vienodos teisės. Man tai nemaišo, ar toks žmogus. Tai čia jo problemos yra. Tai ir jie taip įtarė, kad turbūt pagarba neskaitys, nieko nesigilys, bet įtarė, kad turbūt pagarba. Nu, dėl pagarbos sutariu, tik tai kad neskaitysi, tai nelabai. Patyčių, dėl rūbų tikrai rūbai yra tokie, kokie jie yra ir taip kaip vaikai nori, taip jie turi pasirinkimą, tai aš nežinau, ar čia turbūt aš diskutuoju, bet tai yra visiškai. Nu, aš sutinku, turi pasirinkimą, turi viską, tai aš su kiekvienu sakiniu dabar sutinku su tuo, kad taip yra. Ir jie dabar... Ir aš, Ričardai, linkiu, kad tavo artimoje aplinkoje niekada tai neatsitiktų. Aš jau dabar tau nuoširdžiai tai linkiu. Aš čia tai nesuprantu, ką jį čia linki. Tai gal pas ją aplinkoje yra koks translytis, taip suprantu, nes jį taip linki, jį taip pergyvena dėl to Ričardo. Tai greičiausiai jau pas ją yra kažkoks translytis, nes šitoks pergyvenimas dėl tokių dalykų, tai... Nes tu ištisai provokuoji šituos visiems protingiems žmonėms, aišku, kiek yra lyčių. O kad žmonės... Sako, visiems protingiems žmonėms, aišku, kiek lyčių yra. Nu, prieš metus laikų čia, kai buvo dar Šimonytės klausi ir visų čia tų ministrų klausi, nesugebėjo atsakyti. Tai gal jie neprotingi. Nu, iš tikrųjų, tai aš irgi pritariu, kad jie nepervirštų protų ten jie turi. Tai tiek. Diskutuoja, kad jie nori saviraiškaus visokių, kad įvyksta visokių gyvenime situacijų, atsitinka visaip, tai mes neapsaugosim. Ir aš manau, kad savivaldybės tarybos pozicija yra apie pagarbą kiekvienam mokiniui, kiekvienoje mokykloje, kiekvienam žmogui, nesvarbu, kaip jam gyvenime atsitiko.
Atleiskit už emocijas, kitaip nemoku. Aš pritariu, kad apie pagarbą kiekvienam žmogui, taip, aš tą pritariu pilnai ir čia nematau jokios problemos dėl to dalyko. Tik tai diskutuoti, nes jeigu mes kalbam apie apskritai požiūrį, tai pati nebrandžiausia gynyba žmogaus nuo atitinkamų emocijų ir situacijų tai yra skilimas. Tai mes neturim skaldyti juodą ir baltą, blogai ir gerai, bet ką aš išgirdau apie neutralią uniformą, ar ne, tai čia sakinys nuskambėjęs, bet juk mūsų mokyklose, bent jau kiek man teko matyti ir dirbti ir girdėti, tai ar čia ta uniforma yra kažkaip berniukiška, mergaitiška, jeigu apie neutralumą kalbam. Mokiniai nešioja švarkus, nešioja džemperius, jeigu nori nešioja sijoną, jeigu nori nešioja kelnes. Tai ar čia apskritai šitoj vietoj kažkaip reikia galvoti, kad čia kažkokia neutrali uniforma ar dar kažkokia. Tikrai yra pakankama, nežinau, man gal vedėjas nepritars, bet man atrodo tikrai pakankama laisvė yra dėti sijoną, segėti ar žodžiu kelnes, yra svarbu džemperis ir tiesiog, kad gimnazistas, varpo mokinys ar dar kažkas. Tai tikrai Ir dabar jie svarstų, viskas tvarkoja, sako, ar čia ta neutrali kažkas blogo. Aš irgi, matot, yra raštas atsiųstas. Tų raštų nieks nenori skaityti, kas ten. Ir jie svarstų savo mąstymu, kaip turėtų būti. Reiškia, sijonas, suknelė, bliuzonas. Kažkokia, tai pasiskaitykit raštą ir tada diskutuokit. Dabar neskaitė raštų, svarsto, mažutenui reikia užsidėti gaidžių uniformą kokią. Kas tam rašte parašyta? Niekas nežino, kas tam rašte parašyta ir visi svarsto, kaip turi būti. Tai man tai čia yra šakės, aš tai nesuprantu. Tikrai pritarčiau tarybos narį, nes kiekviena mokykla nusistačiusi savo irgi uniformos dėvėjimo tvarkas ir ten tikrai yra numatyti labai įvairūs variantai, ar ne? Tai įdomiai, nusistačius mokyklos tvarkas, yra kažkoks raštas gautas, nieks neskaitų tų raštų, sako, nusistatė tvarkas, diskutuoja apie orą kažkokį. Dabar bus Richardo toks patikslinimas. Taip, Richardai. Tai iš tikrųjų ir paprašyčiau vedėjų, kad įkeltumėt tą nuorodą, tą raštą, ten yra raštas ir dar su nuoroda į gilesnius dokumentus tarybos nariam, kad mes galėtume visi paskaityti, tada bus visiems aiškiau. Ir ten nėra parašyta šiaip savo. Ir sunku, aš nesuprantu, ką būtent reiškia tas terminas neutrali uniforma. Tai jeigu šitos vietos nebūtų, tai dar galėtume pro pirštus pažiūrėti, bet čia kaip ir įpareigoja, ta neutrali uniforma, tai kaip kolegė sako, tai turbūt jie neturi minty kelnių ir sijonų, arba tie kelniais sijonai turėtų būti apmauti kitom lytim. Tai čia tikrai kaip Ilona emocijas išreiškia ir kad aš čia matau keliu vėją, aš nekeliu iš vis jokių vėjų. Žmonės mane rinko, manęs klausė ir jie tikisi žinot, kokia yra nuomonė ir požiūris valdybės vadovų ir mokyklos vadovybių. Tai tikrai siūlyčiau gal net ir kitą tarybos posėdį ir sugrįšim į tą diskusiją, nes šitie dalykai netaip jau ir juokingai atrodo, nes čia nekalba apie tokius, sakykime, kur berniukas ar mergaitė turi kažkokių turi, sakykime, ne visiems priimtinų arba kažkaip, neįžeidžiant pasakyti, tiesiog kitaip jiem atrodo arba jie kitaip jaučiasi, tai viskas su jais gerai, bet čia kalbama apie translyčius, tai translytis tai jau nebe gėjus ir nebe lesbietė, čia iš vis sunku pasakyti, kas jie tokie yra, dėl ko jie taip elgiasi, dėl to, kad jauni ir nori protestuoti, bet jeigu mes jiem nepasakysim stop, tai čia patys tie šakiai atrodys, aš nežinau kaip, nes tikrai yra iniciatorių, kurie šitos dalykus skatina ir matau, kad čia liberalus jaunimas, kuriais išakiuos ir visa kita, su kai kuriais asmenim prieš akį, tai viskas gerai, bet visur turi būti tos ribos ir turi būti aiškiai nubrėžta. Ir man tai sakau, man tai yra įdomu, kas galėtų parodyti, kaip tai atrodo neutrali uniforma. Tai va dabar uždavė papildomai, perklausė sveikų mąstymų žmogus. Perklausė
patikslinu, sako, paimam kitą posėdį, paimsim, visi pasiskaito, jeigu persiunčia tą nuorodą, pasiskaitom su visom tom ir tikriausiai šitų nebus, nes jam jau iškėlė ten etikos komisija bylą kažkokią, jau šitų nebus, nes per daug protingas klausimas, šitiem protingiesiem neįveikiamas čia yra klausimas. Nu čia komedijos, aš čia tuose diskusijose matau protingiausi tai tie žmonės, kurie tyli. Tai tie, nors jie ten net, kai žiūri tą, tai net reakcija tų žmonių, kur šalia sėdi, tai net juokingai žiūrėti į tuos žmonės. Tai, ir vėl sveikų mąstymų žmogus uždavė klausimą ir paprasta, ir toliau niekaip žiūrim toliau, kas čia vyks. Taip, Aušra, prašau dar kartą. Tai aš labai trumpai tiesiog, žinot, neutrali uniforma, tai tikriausiai džemperis, švarkas ar kažkas, juk niekas neliepia per prievartą užsidėti sijoną ar ten dar kažką. Tai neutralumas ir yra tai, kad mes, žinot, moterys nešiojam ir kelnes ir sijonus, vyrai irgi kai kur nešioja ir kelnes ir sijonus. Manyčiau, neutralumas tai šioje situacijoje iš tiesų yra, sakykime, džemperis. Jis iš principo ir yra džemperis, jis nėra mergaitiško arba berniukiško, ar ne? Tai tiesiog tas neutralumas, mes tikrai visi suprantam, kas tai yra. Ir jeigu tai mergaitė arba berniukas, ar ne, ką ir sakė tarybos narė, tai berniukai turbūt niekada nenešiaus sijono pas mus, o mergaitės tikrai irgi turi tą galimybę dabar, kaip ir visos moterys ir visa visuomenė Lietuvoje ir visoje Europoje ir pasaulyje, taip pat nešioti ne tik sijoną, bet ir kelnes. Tai čia Tai dabar jie padiskutavo ir nustatė, nieko neskaitė, kas tau raštas, kad, reiškia, džemperis, neutrali uniforma džemperis. Tai kam svarstyti, kam čia iš vis tada raštas jūs, jeigu džemperis, tai čia kažkas, arba ten mergaitės, jeigu užsidės kelnes, tai čia, aš tai čia iš vis problemos nematau. Tai kam čia raštą siūs kažką, ten kaip Ričardas savo, kažkas yra paslėpta. Po tuo dalyku. Ilona, prašau. Pabaigai, Bernardinai, Ričardas gali kalbėti kiek nori. Žodžiu, aš pabaigai visai neseniai dalyvavau vienam vakarėlį, kur susirinko draugų būrys, 55 metų vyras ateina su sijonu, ir juokaujam, diskutuojam, sako, kodėl tu čia taip. Sako, žinai, aš paauglystėje negalėjau tokių bairių iškrėsti. Tai jeigu ateisi į mokyklą, kada koks berniuks su sijonu, tai tiesiog gal tai paauglystės išraiška. Tai ką, išvyti iš mokyklos? Ne, tai yra karnavalas, ar ten šimtadienio šventė, ar krikštynos, tai ten, kaip sakyti, jaunimas prikrečia visokių dalykų, bet tai tiesiog tai yra, pasilinksminimo dalis, tai čia yra kiti dalykai, ar ne? Aš tik tai noriu... Čia apie balius pradėjai pasakot, kaip baliavoja, kaip su įdomesniais žmonėm, viskas tvarkoja, čia tai nieko priežinai. Nor jie su sijonais, nor be sijonų eina, tai koks čia skirtumas. Tai va, dabar meras kalbės. Dar vieną akcentuoti, kad dabar šitam laikmetį yra tokia saviraiška. Mūsų laikmečių buvo hipiai, buvo metalistai, ta forma jaunimas save išreikšdavo. Tai, pragyvesim turbūt ir šitą laikmetį, o kad tų vis įvairiausių institucijų yra tikrai per daug, kurios bando save vienaip ar kitaip realizuoti vienokiais ar kitokiais raštais, tai mes tikrai patiriame čia savivaldybėje, tai dabar čia švietimo, sporto ir kultūros skyriaus vedėjas tikrai neduosiu meluos, kad vien švietime mes turime 4 ar 5 profsąjungas, kuriom irgi reikia kažkaip išgyventi ir jos kiekviena bando save vienaip ar kitaip įveiklinti ir parodyti, kad jos labai reikalingos. Tai čia viena iš tų institucijų turbūt ir kurią jūs įvardinat lygių galimybių, kad reikia kažką parodyti, ką mes čia darome. Tai turbūt tuo mes ir... Tai dabar teisingai meras gal ir bando nusiplaut, kad
nu, tos yra daug tų profsąjungų, tos profsąjungos gali nori, kaip sako, gal aš čia gal iš dalies pritarčiau ir aš dar pritarčiau, nu, pavyzdžiui, kai buvo ten, kai mes ėjome į mokyklą, tai metalistai, kai sakė, tie hipiai ir visokių buvom, ir aš buvau ten toks biski, gal ir prie baikerių, prie metalistų, taip, bet nieks nesvarsti tokios galimybės, kaip aš turėjau ateiti į mokyklą, tik aš net neidavau su tuo laisvalaikiu drabužiu. Tai kam čia tokie svarstymai, tai aš nežinau, vat, nu vienu žodžiu. Dabar dar aš viskį buvo ir TV3 žiniuose, aš nuorodą atsiųsiu iš žmogaus teisių centrų vadovė šnekėjo. Tai Richardui liepiu įsiplaut burną, nu, ten irgi geri komikai, ten jie moka viens kitą taip gražiai patrauk per dantį, tai ten buvo irgi, aš įdėsiu nuorodą, įdėsiu ten minutės, gal parašysiu, nu, kada žiūrėt. Tai va, žiūrovai, tiek, kad ilgai neužtrukt ir tokia kaip apšvietimą, kaip demokratinį respublikų gali gaut greit baudžiamą bylą, taip toliau panašiai ir nu tai va, tiek gal spauskit laikus, prenumeruokit. Iki kitų pasimatymų.